Kokią kolektyvinę žinutę šiandien turime išgirsti? Tu turi imtis lyderystės. Darbe ar asmeniniam gyvenime ar šeimoje. Turi pakankamai išminties ir žinių, kad galėtum tai daryti. Tau nebereikia žaisti saugiai ir derintis prie kitų. Šviesk savo šviesą ir sakyk savo tiesą. Intuicijos dovanos. Gerbk savo įgimtą gebėjimą matyti giliau ir pasitikėk savo nuojautą. Pasitikėk savo vidiniu vedimu ir vibracijomis, kurias jauti. Kai iš tikrųjų išnaudosi savo gebėjimus, įsijungs visi pojūčiai. Šią intuicijos dovaną gali lavinti, rašant dienoraštį, medituojant ar klausantis savo vidinio balso. Laumžirgis. Artėja pokyčiai, kai tam tikri dalykai išlys į dienos šviesą ir tai reikalaus gijimo. Vakar kaip tik bandžiau išlaisvinti laumžirgį iš voro tinklo ir vargau kokias 20 minučių, kol atskyriau sparnelius, kad jis vėl galėtų paskristi. Tarsi ši korta ir nušviečia visą žinutės reikšmę, kad reikės įdėti darbo tam, kad išgyti ir išlaisvinti save. Gyjanti širdis po tam tikrų sunkių santykių, kurie kėlė pagundą, priklausomybę, kaip veidrodis atspindėjo vienas kito žaizdas. Nors viskas dar gyjimo procese ir atrodo, kad dabartinė situacija nuvilia ir niekas netenkina, bet viskas išeis į gerą. Kviečiama labiau susifokusuoti ties savo finansiniu stabilumu, savo gerovės kūrimu.